Labas vakaras tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia tiesioginė Baltikom televizijos laida Rezonansas. Ir šiandieną jūsų klausime, ar mes vis dar galime būti vieningi, ar galime būti tokie vieningi, kaip buvome prieš 20 metų sausio 13-ąją. Šiandieną pas mus svečiuose vieši Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Grubliauskas ir taipogi mokslų daktaras Eugenijus Gentvilas. Prieš tai skambinusi žmonės, mes nusprendėm netgi reklamos metu, tiek pačioje laidos metu, jog nusivylimas balsuose tikrai girdimas ir gyvenimas tikrai Lietuvoje nėra turbūt pats gražiausias. Tai kaip galvojat, ar tuo nusivylimu galima dar kažką išspausti iš jo gero? Bet suprastim vieną dalyką, kad pirmiausiai skambina pikti, paskui nusivylę nelaimingi žmonės, laimingi žmonės mažiau skambina, o patys laimingiausi tikrai televizijos nežiūri. Jie užsiminėjo ko nors kitų, kas tikrai laimę ir suteikia. Todėl šiek tiek ir natūralu, kad proporcija 2:1 nusivylusių ir lyg ir objektyviai žiūrinčios, aš nežinau, laimingos ar nelaimingos ponios Janinos. Tai matyti yra tokia pusiausvyra šiandieninėje Lietuvoje, dėl to tikrai nekalta Lietuvos Respublika, dėl to tikrai nekalta nepriklausomybė. Ir šitoje vietoje galvokime, ką mes patys darome, ką ponė Janina ir pasiūlė, bent jau minimalią informaciją susižinot. Antras dalykas, ką daro mūsų įtakojami valdžios institutai ar mūsų aplinka, tarkime, bendruomenė. Tai dažniausiai žmonės yra nusiteikia, kad už juos turi kas nors ką nors išspręsti. Viską jų laimę turi sukurti kažkas kitas. Tai šitoje vietoje visi gyvename laisvoje rinkos ekonomikos sąlygomis susiformavusioje visuomenėje ir turime suprasti, nuo žmogaus iniciatyvos taip pat daug kas priklausys. Bet vis tik, atsakydamas į laidos temą, aš noriu pasakyti, ateidamas prieš laidą visiškai atsitiktinai kažkuriam internetiniam portale radau klausimėlį, ar eitumėte ginti Lietuvos Seimo ar televizijos bokšto, jeigu vėl pasikartotų. Na, pasižiūrėjau, 20% žmonių pasakė, tikrai eičiau, dar turbūt 25% žmonių pasakė, priklauso nuo aplinkybių ir taip toliau. Man įdomu, kokie būtų buvę apklausos rezultatai 91-ųjų išvakarėse, sausio 13-osios išvakarėse. Galbūt ir panašus. Tikrai ne visa Lietuva buvo pasirengusi eiti tada už televizijos bokštą, ne visi ir galėjo. Tikrai buvo priešiškai galvojančių. Šiandien irgi yra kažkoks Algirdas Paleckis, mano gerai pažįstamas, pažįstu 3 šeimos narius, 2 labai gerbiu, Algirdą irgi gerbiu, bet negalima meluoti. Tada irgi 91-aisiais buvo kitaip galvojančių žmonių, kurie ne tik kad nėjo ginti, bet darė viską, kad būtų užpulti tie, kurie ėjo ginti. Lietuva ir tada buvo susiskaldžiusi. Ir nemanykime, kad idealistiškai, kad tada visa Lietuva buvo kaip vienas kumštis. Buvo zyziančių, miurzgiančių, dantimis griežiančių, šiandien irgi yra. Bet šiandien okupanto nėra. Tai šiandien pagalvokime, ant ko griežiame dantimis. Kartais dažniausiai ant savęs paties, ant savo nesugebėjimo, tingumo, girtuoklystės ir kitų panašių nuodėmių. Aš taip papildydamas Eugenijų gal pasakyčiau, kad ko gero niekas labiau žmonių arba tautos nesuvienė kaip bendras priešas ar bendras siekis. Aš nenoriu sakyti, kad tada buvo kažkokia labai antagonistiška aplinka, tačiau iš tiesų vizija, geležinės sienos griuvimo vizija, jinai buvo, arba laisvės dvasia jau sklandė mumyse ir tai labai vienijo žmonės. Iš tiesų tai vienijo. Iš tiesų, Eugenijus teisingai sako, nereikia idealizuoti vienybės, kuri buvo tada. Buvo skirtingi požiūriai, buvo netgi tikrai norų kaip tik išprovokuoti, kiek įmanoma suskaldyti tą tuo metu buvusią vienybę, kurios, kaip aš sakau, mes šiandien galim tik pavydėti. Na, o žvelgiant į šiandienos situaciją ir, sakykime, grįžtant prie nūdienos problemų, na, iš tiesų, situacija Lietuvoje, kaip ir Europoje, pasaulyje, tikrai nėra lengva. Ir apklausa, apie kurią minėjo Eugenijus, manęs paties klausė, vienas iš portalų klausė, kaip aš vertinčiau, kaip aš manau, ar žmonės eitų ar neitų. Tiesiog manęs irgi klausė ir aš panašiai kaip Eugenijus ir atsakiau. Tokio, na, kaip sakykime, pasiaukojančio
veržimosi ginti. Matomai, ko gero dabar nebūtų. Ir situacija dabar būtų sunku tokia įsivaizduoti. Geopolitinė situacija pasikeitė absoliučiai. Bet aš net nebejoju ir vis tik tai sakiau, kad jeigu žmonės iš tiesų pajustų, kad yra grėsmė jų valstybei, kokia jį bebūtų, kad ir kaip jinai juos nuvylusi arba netenkinanti jų lūkesčių ir vizijos, aš vis tik nebejoju, kad ir šiandieną, sakykime, būtų apgintas tiek Seimas, tiek vyriausybė. Nes aš manau, kad vis tik sąmoningoji Lietuvos pilietyje suvokia alternatyvą, kas būtų, jeigu, sakykime, ta laisvė, kurią krauju prieš 20 metų iškovojame, būtų pakankamai lengvai įveikta šiandien. Tai aš manau, kad vis tik suvokimas, kur mes esame ir kas galėtų būti, aš vis tik linkęs tikėti tauta, linkęs tikėti žmonėmis, kad šitas vertinimas vis tik nugalėtų tą tokią emocinį galbūt nusivylimą. Mes turim dar vieną pašnekovą. Labą vakarą. Labas vakaras. Sveiki, kur? Stasys iš Palangos. Taip, Stasy, klausom jūsų. Aš už nepriklausomą Lietuvą, bet aš už tai, kad mūsų žmonės yra kažko tai nori, bet nesupranta, ko nori. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Jeigu mes einame į rinkimus, mes turim pasirinkti. Mes pasirenkame patį geriausią ir sekančią dieną mes jau spjaudome ant jo. Tai tokiu atveju mes turim, mes turim pirmiausia domėtis politiką, ne tai, kaip mums sakė gerbiamas Brazauskas, žmonėm politika nusibodo, mums būtina politinis švietimas. Mokyklose taip pat būtinas politinis švietimas. Tokiu atveju, kai visa tai bus ir dar labai trumpai laiko mes turim, aš galėčiau daugiau kažką tai pašnekėti. Mes supratom iš tikrųjų pagrindinę. Tai mūsų žmonės truputėlį pradės galvoti kitaip. Dėkui Jums. Mes nesame idealai. Jeigu pasaulyje yra krizė, pasaulinė krizė, tai Lietuvoje neturi būti krizės. Matai, Kubilius kaltas, Landsbergis kaltas, Brazauskas kaltas, ar dar nežino, kas kaltas. Vis tiek, jeigu yra, tai mes ekonomiškai sulšti su visų pasauliu. Dėkui, gerbiamas pašnekovė, dėkui Jums. Gal pradėkime nuo mokyklos, nuo pilietinio švietimo. Iš tikrųjų, mokykloje pilietinis švietimas tikrai yra, politologija toks dalykas, turbūt irgi Jums nepaslaptis, tačiau manau, kad daugumos moksleivių yra vertinama kaip viena iš nuobodžiausių pamokų. Ar sutiktumėte? Ko gero, sunku būtų su tom nesutikti, ypač jaučiant pulsą, šiandieninį pulsą, kurio alsuoja, sakykime, visuomenė, arba tą informacijos rautą, kuris yra prieinamas ir kurio jauni žmonės ypatingai naudojasi. Bet ponas Stasys tikrai labai palėtė labai tokį jautrų aspektą, būtent pačių piliečių atsakomybės už valstybę aspektą. Iš tiesų, tas, sakykime, sindromas, kaip kad dažnokai žiniasklaidoje nuskambantis lipimo ant grėblio sindromas, kada prieš kiekvienus rinkimus Lietuva tradiciškai užlipa ant grėblio, atsiprašau už tokią terminologiją, gauna gumbą į kaktą, nusivylusi vienais ar kitais politikais, vienomis ar kitomis politinėmis jėgomis, tačiau praėjus 4 metams praktiškai vėlgi ieškoma kito grėblio. Dažniausiai tas grėblys atsiranda ir neieškant, ir apie buvusių gumbą pamirštama ir po to vėl prisimenama. Tai čia matomai tas atsakomybės jausmas prieš einant į rinkimo apylinkę ir metant savo balsavimo biuletenį už vieną ar kitą politinę jėgą, jis turėtų būti labai, labai stipriai motyvuotas ir atsakingas. Pasirinkimas turi būti labai aiškus, žmogus turi tikėti tom, ką jis renkasi. Turi tikėti ne žodžiais, ne saldžiais viliojančiais pažadais, bet darbais arba ta veikla, kurios galima tikėtis iš vieno kito politiko ar vienos kitos politinės jėgos. Ir vėlgi, mane turiu pasakysiu, kažkaip šovė į galvą vieną mintis, visai neseniai teko stebėti vieną reportažą, berods Facebook'e, jeigu neklystu, socialiniam tinkle, kuriame buvo įkeltas susitikimas Klaipėdos miesto politikų, vadovų su berods Klaipėdos rajono žmonėmis, ir kada viena iš vadovų ten Klaipėdos rajono žmonės vadino kabutėse dovanėlę Klaipėdos miestui. Iš tiesų, kada aš suprantu, politikai irgi žmonės, jie turi taip pat savo emocijas, tačiau jiems yra keliamas gerokai didesnis reikalavimas ir jų atsakomybė už kiekvieną žodį yra gerokai didesnė, galbūt ne teisinė, bet pilietinė. Ir tada, kada politikai visai nepriklausomai nuo lygmens savivaldos ar valstybinio, nacionalinio lygmens politikų, išmoks kalbėti ne
garsiais tarptautiniais terminais, bet kalba, kurią supranta žmogus. Kada sugebės į paprastą žmogų pažvelgti jo problemos gelmę, jo problemos aktualumu, tada, aš manau, to nusivylimo bus mažiau. Na, o vis tik tais baigdamas norėčiau pasakyti tik tiek, kad pradėkime nuo savęs, kaip ir ponas Stasys sakė. Yra visos galimybės gauti informacijos apie viską, ką tik tais norime, net ir ko nenorime. Didesnė problema informacijos negauti, bet joje atsirinkti tiesą, rasti joje racionalų grūdą. Tai tam mes turime visas galimybės ir būkime piliečiais. Ir tada galime reikalauti iš valdžios, kada padarėme viską, kas nuo mūsų priklauso, kad jie ateitų žmonės, kuriais galima pasitikėti. Ir būtent to žmonės turbūt galim vadinti pilietinė visuomenė. Taip, tai yra pilietinės visuomenės formavimuose principai. Mes keliavom prie dar vieno žmogaus. Labą vakarą. Labą vakarą. Sveiki, ko vardu jūs? Tomas. Taip, Tomai. Norėjau paklausti, taip gražiai šnekate, iš tikrųjų sutinku su jūsų nuomonė, bet jeigu jūs nesugebat gal kažko, aš nežinau ko, o gal jūs užleiskit vietą jauniem politikam, dėl to, kad mokosi daug žmonių universitetuose, jie turi laipsnius bakalaurų, gal jie už jūs geresni, jūs negalvojate apie tai. Supratau. Norėčiau išgirsti atsakymą į mano klausimą. Jie turi didesnius laipsnius, netgi už jūs, tai tikrai. Dėkui jums. Na, atsiprašau, už mane gal aukštesnio neturi, jeigu apie išsilavinimą kalbant. Mokslo daktaro laipsnis yra šiuo metu aukščiausias išsilavinimo laipsnis. Paskui tik tais titulai prasideda tokie kaip akademikai ir taip toliau. Aš turiu moralinę teisę kalbėti apie tai, kad užleisti vietą kam nors. Esu daug kam kada užleidęs, pavyzdžiui, atsisakęs kandidatuoti Seimo rinkimuose, tada Seimo narių jauniausių ir turbūt per visą laiką išliks jauniausias Lietuvos istorijoje, nes konstitucija jaunesniem nebeleidžia būti. Savo rinkimo apygardoje pasiūliau kandidatuoti, savo buvusioje rinkimo apygardoje pasiūliau kandidatuoti Eligijui Masiuliui, kuris štai jau 3 kadencija yra Seimo narys, šiuo metu susisiekimo ministras. Kažkada miesto taryboje pasitraukiau iš miesto tarybos, mano vietoje atsidūrė tuo metu turbūt jauniausia miesto tarybos narė Jurgita Choromanskytė ir aš apskritai nelipu į postus ir jeigu man siūlo iš kažkur pasitraukti, atleiskite, aš net neturiu iš ko pasitraukti dabar. Kėlėme mūsų partijoje diskusiją apie tai, kas galėtų būti mūsų kandidatas į merus, daug laiko buvo diskutuojama dėl mano galimybių kandidatuoti, galiu pasakyti vakar galutinai po 1,5 metų kalbėjimo pasakiau, kad aš nekandidatuosiu, nors daugeliui kolegų tas buvo aišku. Mes beje vakar apsisprendėme, kad Vytautas Grubliauskas bus mūsų liberalų sąjūdžio kandidatas į merus, jeigu sėkmingai susiklostys rinkimai. Tai tiek galėčiau pasakyti, niekas čia nesilaiko dantimis įsikabinęs. Vytautas Grubliauskas pasirengęs išeiti iš Seimo, sėkmingai susiklosčius rinkimų rezultatams grįžti į Klaipėdą, kur gyvena jis ir visa jo didžiulė, sakyčiau, šiais laikais skaičiuojant šeima. Bet prieš tai, ką sakė ponas Stasys, visiškai trumpą tezę pasakau. Politinę revoliuciją gali padaryti per naktį. Ekonominės permainas per keletą metų. Žmogaus arba visuomenės pokyčiai reikalauja ilgesnio laiko. Bet tie pokyčiai reikalauja visų pastangų. Tiek valdžios, tiek žiniasklaidos. Apie tai beje atskira galėtų būti tema, kaip ta pati žiniasklaida kemša tik blogas naujienas ir galėčiau daugybę konkrečių faktų pasakyti ir formuoja žmonėm įspūdį, kad čia viskas blogai. Bet atsiliepiant į tai, ką ponas Stasys sakė, ir pats žmogus turi dėti pastangas, pasiskaityti, pasidomėti, įsiklausyti, atsirinkti, ką kolega Vytautas sako, iš to informacijos srauto ir suprasti, kur kas meluoja, kur kas tuščiai žada, kur kas, tiesą sakant, netgi papirkinėja.